Sveiki. Nesenai iš darbo grįžau, sėdžiu ir galvoju, papasakosiu tokią istoriją grįždams iš darbo, ką pamačiau. Einu savo namo po darbo, šilta, saulutė šviečia, paukščiukai iški girdisi per mašinų užimus, bet gan karšta, netgi maikė norisi nusivilkt. Ir staiga matau, važiuoja juoda, šustra, visai tokia, bet gan pigiai atrodanti mašina. Mašinai sėdi vairuotojas pakrypimo stiliui, viena ranka laikydamas vairą, apsirengęs visai gan neploną džemperį ir užsimaukšlinęs kapišoną ant galvos. Tai susimąsčiau. Galbūt žmogus serga kokiu nors pavasariniu gripu. O gal neturi apsirengti daugiau nieko pavasarį. O gal žmogus tiesiog labai užmaršus ir pamiršo, kad automobilyje kondicionierius išsijungia. Kaip bebūtų, moralas toks, kad važiavo ir pravažiavo. Tai vat vėl buvau trumpam dingęs, bet jau šį kartą ne metams ir ne pusiai metų. Nemanau, kad pastebėjo tai. Darbe sekasi visai neblogai, tobulėju. Ai beje, neseniai kūriau savo pirmąją animaciją į televiziją, Moment Credit. Tai kai pamatysi dvi papūgas rėkiančias nuolaidos, tai prieikit prie teliko ir paspauskit like teliką. Prieš Velykų išeiginę buvo atvažiavę porą draugų, kuris vienas iš jų pasiskolino Oculus Rift iš kito savo draugo ir kurį mes išbandėm tą vakarą. Susibėgom, pasibuvom žiauriai linksmai ir turiu šiek tiek filmuotos medžiagos iš Oculus Rift testavimo. Žodžiu, prifilmavau reakcijas pirmą kartą užsidėjus Oculus Rift ant veido, kurį jau dabar montuoju. Kelintadienis šiandien įrašą. Video įkelsiu vėliausiai šeštadienį. Turėtų būti įdomu pamatyti. Laukit Oculus Rift Party video penktadienį arba šeštadienį. Ir iki.